kadangi pamiršau įsijungti mikrofoną, todėl garso nėra ir pabandysiu viską atpasakoti iš naujo. Šiandien norėjau Jums papasakoti, kaip atšviežinti molį. Galbūt atliko molio iš skilusių, nepavykusių gaminių, arba pamiršom uždaryti molio maišelį ir taip išdžiūvo molis. Tai, kaip matote, pas mane yra indas užsukamas, bet tikrai nebūtina turėti tokio sandaraus indo. Galite tiesiog į kibirą sumesti molio gabalėlius ir juos užpilti vandeniu. Moliui suminkštėti dažniausiai reikia kelių dienų, priklauso žinoma nuo jo sausumo. Ir kai paliekam kelias dienas vandenyje, jis tampa minkštas. Aš dažniausiai tokį molį naudoju kažkokiem mažiem gaminiam, tai pavyzdžiui mažos skulptūrėlės, kačiukai, šuniukai, pelytės, rutuliukai, tarkim, labai tikrai patogu naudoti. Taip pat šitas molis yra labai pasitvirtinęs, kaip norime padaryti kažkokius reljefus, linijas kažkokias, bangas. Tai aš dažniausiai turiu tikrai pasilikus tokių atliekų ir jas perpanaudoju paprasčiau negu iš naujo išminkyti molį. Vat kaip matote pavyzdyje, drėgnas molis net prilimpa prie plastiko ir taip aš galiu formuoti kažkokias bangas, linijas ar reljefus. Taigi nupyliau vandenį ir dabar ištrauksiu, gabaliukai sudėsiu visą turinį. Žinoma, geriausiai naudoti gipsinę plytelę, lentelę. Aš turėjau dabar medinę. Tai tiek viena, tiek kita traukia drėgmę, todėl tinka abidvi. Ir ypač namų sąlygomis turime medienos dažniau negu gipso plokščių. Aš susidedu į 3 gniutuliukus, kurie telpa man į saują. Man tai patogiau kočiuoti ir minkyti. Taigi susirenku molį ir pradedu jį minkyti kaip sniego gniūžtę. Kol kas pradžioje viduje jūs jausite tokius gabaliukus molio ir jūsų tikslas būtent minkyti tol, kol jų nebus. Nusprendžiau, kad bus lengviau minkyti atsistojus, tai taip ir padariau. Palyginus praeitą gabalėlį ir šį gabalėlį, matome, kad jau mūsų molis vientisėja. Na štai mūsų molio gabaliukas tikrai gerai gavosi ir sekančiam video parodysiu, ką iš jo galima pagaminti, kaip jį paruošti tinkamai, kad sumažintume tikimybę skilimo.